Nu tai labą rytą. Oi, kaip nėjo atsikelti. Dabar ir 9, bet jaučiuosi, kad būtų kokia 6 ryto. Nu ką, aš jau einu į mašiną. Tai šiaip šiandien naktelė buvo baisi. Vėjelis tai buvo nesveiks. Tai žodžiu, planas yra toks. Važiuoju į darbą dabar. Padarau mokymus makiažo savo ir tada išvarau ir varau namo greit. Labai noriu spėti dar grįžti namo. Man norėjau lūpas pasidažyti, bet nenoriu ryškiai. Reiks pasidažyti po to salone. Kokį blizgį tiesiog užsidėti. Tai va, tai noriu būtinai grįžti dar iki namų po darbo, kad pabūt darbiškai pasimiluoti su mažaja. Ir tada atvarys kolegę, pasiimt manęs ir pradėsim savo kelionę. Šiaip labai laukiu, turėtų būti labai fainai iš tikrųjų rytoj. Tai va, namos pavalgiau, susiruošiau, šiek tiek labai minimaliai pasidažiau, tai pudrą, biškį pasikontūravau, užsifiksavau, nieko žodžiu ypatingo tokia. Bet va, kas čia per saulę biškį lent, tai va čia labai įdomu, nes jau pasiilgta šitą draugę. Tai va, kadangi po to reikės vežtis į Kauną labai daug daiktų, tai susidėjau šiek tiek minimaliai lagaminą, bet dar reikės grįžus pergalvoti viską, ko trūksta, ko netrūksta, kad kažko neužmiršt. Tai, o po to papasakosiu, kur mes varom iš tikrųjų, nes nenoriu visko iškart čia išpliurpti. Kadangi mano gimtadienis sausio 8, tai nuo dukrytės ir vyro gavau ilgai lauktą dovaną, nelauktą, o tiksliau ilgai norėtą daiktą, su kurio tiesiog neprisiversdavau nusipirkti, nes čia nepirmumo, kaip sakau, tas nepirmumo pirkinys. Tai dukrytė su vyru padovanojo man iPadą. Tai žiauriai norėjau, šiaip žiauriai didelis, norėjau pačią didžiausią fakts, nes man patinka, aš ir telefoną patį didžiausią, o planšetę pačią didžiausią ir kompą patį didžiausią. Žodžiu, didelė ekranai man patinka. Tai bus žiauriai gerai man darbui, montavimui, įvairiem tokiam dalykam, kur esu apgalvojus, pavyzdžiui, darau dizainus visokius, tai žiauriai patogu bus. Tik dar trūksta man to parkeriuko to, su kurio gali valdyti. Iš tikrųjų reikės būtinai irgi įsigyti, nes mokymą man bus žiauriai patogu. Tai kai reikės pažymėti, ką nors parodyti ir taip toliau, tai labai fainai. Tai va, tai iš tikrųjų žiauriai džiaugiuosi dovaną, nors ir anksčiau išpakavau, nes ir sako, tai pakut per naujus, nes buvo jau padėjęs po eglutę dovaną. Tai sako, gali pakuoti, jeigu nori. Tai gerai galvoju, gerai, kad nelaukia gimtadienio. Bet tik tiek, kad ant ir toks didelis ir bijai tiesiog dabar, kadangi neturiu įdeklo, tai dabar vešiuos tai dėžutį. Nes bijau, bijau kur nors prispausti, sudaužytą dar kažką. Žodžiu, tikslas dabar toks, varau ruoštis, varau susitvarkyti bordaką, kurį turėjau, biškį dar pasibaigti makiažą, nes esu visiškai neužbaigta, net neprasišukavau blakstienų. Tai va, žodžiu, pasiimu muzikikę, varau ruoštis ir nes biškį bordaką čia buvau palikus po naujų metų klienčių. Tai, žodžiu, dar pasibaigsiu šiek tiek makiažą. Šiandien atvaro klientė ta mokinė iš Klaipėdos į makiažą savo pamoką, tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad pas mane gan dažnai atvažiuoju iš kitų miestų, iš didesnių, o aš kaimelį dirbu. Bet labai fainai iš tikrųjų, kad taip įvertina ir
Nesvarbu kur, bet atvažiuoju būtent pas tave. Valau šepetėlius, galbūt kažkam aktualu. Aš naudoju Isoclean šepetėlius, perku iš Algina Moi, Instagram'e taip vadinas, iš Šiaulių jinai ir tai jeigu kažkam reikia būtinai kreipkitės. Ir aš naudoju visada originalą, bet va dabar gavau pabandyti dovanų Isoclean šitą tokį, su kvapu. O, laukia šlipt pradėjo. Labai gražus oras nusimato. Tai va, tai iš tikrųjų labai fainas, labai skaniai kvep, nes tas tokių alkoholių atsivadinu stiprus toks, kas naudoja tuos valiklius tikrai žinot, apie ką aš kalbu. O šits toks netgi, tokį labai skanų kvapą turi ir pasisleptas toks neskanus. Tai paleidau mokinę, tai žiauriai gerai sekė senai, labai šaunuolė. Labai džiaugiuosi, kad atvažiavo vis tiek iš toliau pasimokyt. Žiauriai pagailai. Tai va, varau dėtis greitai kosmetiką ir skubu namo pasimiluoti dar su vyru ir su lėlyte savo, nes išvažiuosiu. Tai va, porą valandikių dar pabuvom kartu, pasimilavom biškutį ir išvažiavom. Išvežė mane pas kolegę, kad mane pasiimtų. O dabar žinau, kad labai vėluoju, bet pagaliau išrinkau pirmo video nugalėtoją. Tai labai noriu pasveikinti Viktoriją Černę. Susisiek su manim ir tau atkeliaus dovanėlė nuo manęs. Labą dieną. Labą. Labą dieną. Mes jau pakeliui į Kauną. Pasisveikinkit čia Dominyką, ponę Dominiką. Sveiki! Sveiki salos gyventojai. Salos isterijoje šiandien matysite kelionę į Kauną. Taip. Bus kelionė į Kauną ir šiaip pamatysit kažką dar. Ir šampės tos bubutėlius važiuoja. Taigi mes esame Kaune ir mes važiuojam vingiais. Vingiais, kvadratais. Tik 2 kartus ne ten pasakau. Nieko tokio. Svarbu pasiekti kelionės tikslą saugiem. Rodo, kad 400 metrų, tai dabar tus 400 metrų reikėtų saugai davažiuoti. Arba įstuksim kur nors kitur ir pavažiuosim vingiais. Šiaip jau rodo tiesiai ir yra mūsų kelionės. Mes gal norim biškį Kauną apžiūrėti. Prie Glutis nuvažiuoti. Dabar ir va pilna medelių gražiai papuoštų. Dėl to ne ten važiuoti. Ne ten pasakai. Bet čia žinai, kas yra? Čia yra ta gatvė. Kokia gatvė? Kur sakė, kad parkuotis man tai... Ne, palauk. Čia įsuku dabar. Tai vis dėlto ne ten pasisukome. Ne ten pasisukome. Ir dabar apsisuksime, nes mes ne ten pasisukome. Nieko tokio. Kam nepasitaiko, dabar man pasakyk? Kam? Visiems. Visiems. Oi. Vis matai. Nieko tokio. Tai va. Aš nekalta buvau. Čia ne į tą juostą tiesiog. Vau. Aš Kauno nepažįstu iš viso. Tai buvom gyvenime. Tai pirmą kartą Kauno važinėjai. Su navigacija, kas svarbiausia. Šiaip šturmans turėtų man navigaciją aiškinti. Tai dabar sakyti į dešinę. Ačiū, tai aš žinok, jau dabar čia aiškiai pati matau. Į šitą dešinę. Į šitą, o tai ne į kitą kairę? Ne, į šitą dešinę. Jau atsargiai autobusas parvažiuoja. Nuo juostą kitą. Gerai.
dabar jums reikės sukti į dešinę. Dabar jūs turite reikiuotis į autobusų liniją ir važiuoti į dešinę. O, matai? Prašom. Nes šities, žinok, nebeleidina važiuoti. Matai, be manęs nebūtum atradus to pusę. Eik, būčiau 5 kartus vėl sukskyti. Va, Tarbakrauskinės. Tarbakrauskinės. Welcome to our crib. Welcome to our crib. Va, jau televizorius įjungtas. Va, mūsų lovytas. Va, kaip gražiai atrodome. Tai bus neber gražu, kai susidėsime. Ja, tai va, pasidžiaugit, kol dar pravedam Our toilet. Va, koks gražus. Jei, kaip maudysimės. Bus Gaila, kad nebuvo, neįtumėm pagulėt kartu. Eik, pažiūrėk, koks mūsų vaizdas, va. Oi, čia tikrai. Su vaizdu Į jūrą. jūra buvo. Mes Kaune, žinokit, yra jūra, jeigu nežinojat. Va, Pasižiūrėkite, kaip gražu. asfaltas, koksai gražus. kaip Mašina blizga. važiuoja. Ne Čia kai viena. ką jums atvažiuoja į miestą. Va, koks televizorius. Pažiūrėkit, ne 5 centimetrų. Žiūrėk, Anie jau žino, kas aš tokia esu. Matai, va. Va, Danutė atvažiavo. Nu, va, atsidarau savo lagaminą. O ten meškutis. Ir sėdėjo meškutis. Nu, eglutės. Kaip tiūta, ne? O ką man įdėjo? O man aš pati pižamą įsidėjau. Nu, kokia faina. O, kokia miela pižama. Nu, Nu, baba, nufotkink mane. šypsuotis. Šypsa. Palauk. Akinius susidėk, nematai. O, yra. O, nu parodyk. Va. Oi, čia bišk susiliejus. Aha. Nu, čia, va, pagurklis užtat nesimato. Va, čia laukia mano nuostabus kostiumėlis. Ne kostiumėlis, o kombinzonas iš Marme Dress Room Rent. Tai kas esat iš Mažeikių, rekomenduoju. Pamatysit vėliau, kaip atrodysiu. Ai, o čia šampaniuks. Taip lengvai. Koks beribis kambariuks. Aš noriu parodyti, koks fainas liftas. Va, pasižiūrėkit, koks gražus liftas. Kokie dizainai, ką tu. Ai, rikutis. Ką, einam pirkti? Aš be šaliko, pamiršau šaliką Ką, einam namie. pirkti? Ai, šnapšas. Nežinau. Nu va, mes taip ūkiškai. Su agurkais, mėsom, sūrę pynėm, Pynėm. į mišrainę, Į va, saliemis, į nealkoholinis. nelgagolinis. Reklamas nedarysim, nesusimokėję, nedarysim. Taip. Laukiam sponsorių. Šampanui. Taip, jeigu Bet norit, skaniam. prašykit. Man saldus, anai Man, sausas. Prosecco, taip. Jo, man saldus, kuo saldesnis, tuo geriau. Ačiū. Pas mumis į kambarį gali. Ir sakys, kogulių kambarį. Sakys, tuos jau šantas, mirk jau iš tuolą užsibuot, kad čia pijuokių kambarys. Ai, Jėzu, negaliu juoktis. Kas ir mišrainė lyšė. Nebetelp. Čia taip pasakyk, kad nebežinoja jau kaip begerti ir išpyliai. Jo, Nebenorėjai. jo, grinai. Pijuoką gavo. Kad aš... Nu ką, mes jau pasiruošusios eit miegot. Jau lupytės pridrekintos, veidukai pridrekinti. A ne? Na. Ta tvarko stalą mūsų.
Nu va, ir pataškėm šampaną bišką. Tiesioginę prasme ir netiesioginę. Moksi kilimas 507 kambaryje. Nesakyk. Ir jeigu kas piškė, nu mes valėm cheminis Jo, mes valėm, mes padarėm cheminį valymą su dantų šepetėliais, dantų pasta ir panašiai. Jo. Tai va, susitiksime rytoj. Nu tai labas rytas, išaušo dienėlė. Nuėjome mėgoti 2:30 kažkur, dabar 8. Nu ir ką, varysim ruoštis po truputį. Varysim papusryčiauti. Nu žodžiu. Judam. Nu ką, varom mes pavalgyti, papusryčiauti. Jau per vėlų. Jau pasirašė į sutikimą, raštiškai viską. Nieko nedavė, tu man davai. Na ką, žinai. Gerai varom valgyti. Po to pavirsim žmonas. Jo, po to virsim iš bulvių į gulbės, kaip sakant. Nu va, mūsų pusrytukai. Tokie va. Aš taip atrodo daug prisidėjau, ne kaip tu. Pas mane dietiškai. Dietiškai. Bulka. Tai va, žodžiu. Po to bus deserčiuks. Nu va, mano deserčiuks. Nelabai bėr laiko daugiau valgyti, tai užteiks donutsą. Tai pusryčius vertinu kokį 6 iš 10. Da, daug duodi. 5? Kiek tu duodi? 5 jaučiu. 5 iš 10. Nu tai ką, mes į kambariukę ir varau ruoštis. Aš imasi update'as, Dominika visai... Šūdų krūva! Man visai viskas gerai, nes aš pasirinkau dažytis ant unitazo. Šitą poną pasirinko prie šito veidrodžius ir Aš tau vietos daviau, tu mane išdavei. O šitą ponę liko prie to veidrodžio ir turime ant šono plėmus. Todėl pirmą kartą gyvenime Erika valo makiažo lauką. Pirmą kartą gyvenime valaus makiažą. Jūs galite įsivaizduoti, kaip aš turiu jaustis dabar? Kaip aš turiu jaustis? Kas čia per nesąmonę? Aš esu tokia dabar tokia pikta širšė. Kiek valandų? Nežinau. Va dabar būsiu dar piktesnė, kai pasakys kiek valandų. 15 suradau. 10. Kiek? Kiek? O, okei. Tai man toks nesu iš pačiai jau tas. Gal tu pati ilgai? Su ko tepėjai pudrą? Ai, Jezus Marija. Kai čia per visažistę? Gerai, ką varau mokymus, nes dažytis nemoku. Tave aš mylėjau. Prie naują veidrodėlę. Kodėl? Nes Erika atėmė mano veidrodėlę. Nu, kaip pavarau. Nugėriau. Da, čia tu žintuk. Ну, что такая женщина? Ах, какая женщина. Какая женщina. Nu va, mes jau pasiruoštos, skubam į Boltą, nes nieko nebespėjom. Aš nepaimsiu batais, nu bet nieko. Lietų žingsnelių paeisiu. Sėdim tyliai dabar. Mes gavom pistą iš gatvės.
Gavom pistaką, kad šokujam. Tai pirmasis pranešimas buvo Gintarės hairstylist masterclass. Tai žiauriai įdomiai parodė, kaip pasidaryti nuostabas hollywoodinės garbanas, kaip padaryti tiksliau klientai. Aš asmeniškai su plaukais nedirbu, bet vis tiek buvo labai labai įdomu. Produktą papurkšti nemažai, nes jisai labai greitai džiūsta. Tada stambesnės. Jeigu norit daugiau bangelių, imkite tada plonesnės. Tai aš būtent tikrai galės šukuoti, kai jau aš apipardydarinu viską, tai gražiai galus vadau dar nuvylo. Veidą. Dar pagaliu, bet pagaliu, žinokit, jau nemažai. Iki maždaug pusės plaukų ilgio. Stipriau pagaliu, nes tada... Taip pat mes su kolege esame kūrusios Grožio kalba įmonę, su kuria buvom pirmą kartą rėmėjais. Tai labai džiaugiamės, kad mūsų pirmasis kartas buvo tokiam nuostabiam renginiui. Tai čia buvom paruošę būtent nemokamus dalyvavimus arba nuolaidas į online čempionatą. Mes dabar iš principo būsim tyliai. Iš principo, nes mes gavom pizdaką daug. Ir sakė, kad mes nemokam būti tyliai. Jo, tai mes iš principo būsim tyliai. Pakeltam už tai. Iš principo. Tylos karalius. Kita masterclass dalis tai buvo makiažo įvaizdis, kurį rodė Gabi Mo Studio, kuri būtent yra įkūrus Makeup Members Akademiją, dėl kurios būtent ir buvau šitam renginį ir dėl kurio tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu jūs esat visažistė ir dar nesat šitoje akademijoje, tai čia yra jūsų labai didelė klaida, nes labai labai daug ką prarandat. Trijulė tai Gabė, Gintarė ir Neda. Neda yra modelis. Tai yra nuostabios. Tiesiog wow. Tai nuostabu žiūrėti, kaip jos kartu dirba. Jūs pažiūrėkit, kokį bombinį įvaizdį padarė. Ta prasme, tiesiog seilė tysta. Taip pat atsiprašau kai kuriais momentais dėl muzikos chaoso, bet bijau gauti copyrightą, tai tiesiog biškį tokį padarau chaosiuką. Tai šiame renginyje tikrai ne įvaizdžiais pabaigėm viską, o dar ir atvyko psichologė, kuri labai įdomiai kalbėjo apie tai, kaip save motyvuoti, kaip nepasiduoti ir panašiai. O po to atvyko dar ir
kaip čia pavadinti, socialinių tinklų mentorės, kurios papasakojo, kaip elgtis su socialiniais tinklais. Paprasčiausiai tai buvo žiauriai įdomu, žiauriai fainai ir labai, labai smagu, kad buvo tiek visko daug įtraukta, kas aktualu visažo meistrui. Nes norėjom maksimaliai išspausti iš dienos kiek įmanoma, kad naujus metus pradėtumėt su nauja motivacija, su naujais iššūkiais, naujom žiniom, su disciplina, su visais tais dalykais, ką pakalbėjo šiandien mūsų pašnekovai, ar ne? Tai ir pasikūrė nauja metai. Mes pačios pasikūrėm. Tai aišku, ačiū mano duetui, čia be jų nieko nebūtų. Čia kelios Makeup Members akademijos narės, tai žiauriai iš tikrųjų visos fainos ir visos tokios savos, nors su kai kuriom tik pirmą kartą susitikom gyvai, bet jautės kaip senos geros draugės. Pasigrožėkit dar to nuostabių kombių iš Marmė Dress Room brand. Nu, ta prasme. Nu, komplimentų tai buvo milijonai. Normalų žmonės, kai grįžti iš renginį, čia eina Erika. Ir nesuprasi, ar Ana išgėrus tiek, kad jau nebevai. Ar Ana grįžta. Tai šitas trijų, kad tulika šiaip nori. Ar Ana tiesiog nepaimti tais kablai. Paskutinis variantas. Bet eini suspaudus kuodės, tai kaip tulika, ir čia kambarys, kur tai atrakinti. Tai va, ir vakarui einant į pabaigą, dar su kai kuriom narėm pasėdėjom prie kokteilio, pavalgėm ir tuomet dar išėjom šiek tiek į miestą prasiblaškyti. Taip. Darysiu visą video apie tave. Apie mane? Apie tavo masterclass. Diena su manimi. Diena su Gabija. Nu, bet Erika daro. Tai va, esu jau tokia šiaip gan pavargus, šausiu iškart miegot, akis jau tokios lėčiau mirčiai. Tai va, tai žodžiu, jeigu jau pažiūrėjote iki galo, tai spauskit like, subscribe ir pakomentuokit, ar patinka šitokia video. Ir susitiksim kituose video. Tai labanaktis ir iki.